Nes manau buvo gerų momentų. Dabar va jau vien tik geras karas. Jo brolis nusimoja kelnes. Sakydavau, mama, aš noriu mažinės sesės su akiniais, kad aš sakau, mama. Tas bairis geras. Sakydavau, abrakadabra, bum, suplodavau ir atsirasdavau didelę mašinytę. Ir mane išgąsdino, aš tik tais bum ir netyčia kompą numečiau nuo stalo. Tai viskas gerai, gera pradžia. Gera pradžia pusė darbo. Jo. Bairis gal visai. Tai va, sakau, 4 ant pagaliuko šitą. Aš galvoju, kad čia bus tokia stresas man. Gal kitam kartui? Aš tai galvoju, kur taip mažesni, kur insisega ir tik pukelis matosi. Čia visą dėžę pakabino ant džempo. Gražiai atrodau. Tikris pradės. Ai, jau filmuojam. Sveikas. Šiaip jau pusę laiko prakalbėjom. Nežinau, kaip diena tau? Man tai visai blogai buvo. Visai blogai? Kas buvo blogai? Daug dalykų, pavyzdžiui, nebesikrauna telefonas, sugedo dviratis. A kaip tau diena buvo? Nežinau, šiaip gerai pilvo raižė. Pilvo raižė, tai bet cepelinų mokyklų išvalgiau, tai ne kaip po tų cepelinų. Skauda skrandį man. O tau kaip ir gerai. Ai, dviratis. Jo, negerai. Nežinau. Kaip mokslai sekas? Blogai. Man šiaip viskas gerai, tik lietuvių ir rusų. Aš tai šiandien rašiau matematikos kontrolinį. Vienintelį dalyką, ką parašiau, tai vardą, pavardę ir klasę. Yra buvę ir man. Tai aš rašinį rašiau. Nerašinį, tai tipo reikėjo laišką parašyti. Tai parašiau, šiaip ten reikėjo veikėjų iš knygos pasakos tokios. Tai parašiau, kad nenoriu tau rašyti, bet mokytoja liepė. Ir ten šiaip viską nesąmę prirašiau. Tiesiog iš negražus oras laukia parašiau. O šiaip, kaip tu Halloweenas praėjo? Nieko neveikiau, tiesiog namuose sėdėjau. Dar buvau diskotekoje. Jo, mačiau geras kostiumas, kaip tu sugalvojai padaryti tą Mariją ten. Nežinau, tiesiog pamačiau tik tokį ir padariau. Fain. O tu kažko rengiais, ar ne? Tai aš tiesiog, aš buvau pasidaręs tą iš Call of Duty skulą, bet kažkaip nesidėjau jo, užsidėjau tiesiog kaukę, tą kur tik akis. Bet paskui pasidarė labai karštą šokti, tai tiesiog buvau su paprastais rūbais, ten be kostiumo. Man tai labai patiko vėjo kostiumas. Nemačiau, ko jisai buvo apsirengęs. Bomžiukų kituo. Jo, Šoko visus ten skatinant, žiauriai fainai buvo. Aš tai dar variau į parką, ten Pagirionis, nepamenu kaip ten vadinas, tai žiauriai fainai. Iš pradžių galvoju, ten atvažiavom, nieko nėra, tiesiog pastatas. Galvojom viduj, tipo kažkaip neįdomu bus, o ten apleista mokykla ten žiauriai didelė, bet ten vien tik įėjus, ten kur bilietai, toks paršiukas gyvas vaikšto, prie manęs prie arbėjai, skūne, į mano mamą pasižiūrėjo, matau, kažkas bijo. Tada nusipirkom Vilnius, buvo mūsų eilė, ten gal 2-5 kokie kambariai ir vos ne kiekvienam po gąsdintoje. Ir po to buvo kambarys, kur tas paršiukas, tas pats buvo paršiukas. Ir jisai specialiai prie mano mamos ten kybino, jisai kai pasakė, kad matau, kad kažkas bijo. Žiauriai fainai buvo, aš tai visur tėčių už rankos pasiėmęs. Nebuvo baisiai, bet vienoje vietoje jos bato nenumovė, o vienoje vietoje labai netikėtai išgąsdino. Tai... Aš tai praeitais ar užpraeitais metais buvau ten Anykščio Helovyno parke, ten esi buvęs ar ne? Kur apverstas namas? Ten netoli, man atrodo, kažkur. Jo, ten, kur apverstas namas. Tai ten, šitamgi ten buvo toks labirintas, ne kukurūzo, ten kitas labirintas. Ir taip išgąsdino ir aš vos ją neprajungiau. Taip pasiruošęs buvau trenkti ir savo kaip jisai. Tai tas sakau, kur man batų vos nenumė. Jisai paėmęs už batų, aš taip
tą batą bandau traukti, jau galvoju, tai spirsiu atgal ir tada jau paleido, nes aš jam sakau, paleist, taigi tu negali manęs taip laikyti. O po to tai iš vis ten mano mama, ten mums davė tokias apyrankės šviečiančias, kad tipo, mus galima liesti, reikia užsidėti ryškioje vietoje. Aš tai čia paskabinau ant užtrauktuko, kur yra striukės. Mama jau nusiėmė tą, įsidėjo ant kišenę, pasislėpė. Nelieskit manęs, nelieskit, aš be apyrankės. Kai pradėjo bijot man, ir tėtis biškaras įsigana. Būna baisiausia tai, kur yra tiesiog kambarys ir yra siena juoda. Ir yra toks kaip kvadratas, lyg ant sienos būtų medienos, tiesiog kvadrėlį. O ten mažo, numeta tą tokį langelį, numeta žemyn ir to su peiliu bando pasienu, tai netikru peiliu medinio ar ten kokį kirvį. Ir vienas buvo su čia įsmigusiom šitom žirklėm. Sakau, o, kirpėjas. Mama savo, iš kur tu ištraukė, kad jisai kirpėjas. Tai paskui, kad žirklės galvoj. Žiauriai linksmai buvo. Aš tam Anykščių parke, ten buvo toks sviruojantis laivas, aš tai ten nelabai bijau, toks varami sėdėjau, o mama reikia stabdykit. Ir mama labai bijo. Aš pačioj pradžioj, tai įsigasdavau, negazdindavau, bet savo mamos. Belia kaip spėgiu. Ir dar prie pat eina tėtis, aš ten tėčių už rankos pasiėmęs ir eina mama iš galo, tempia man už kapišono, smaugia per va čia ir spėgia, ar čia tuoj baigsis. Man tai belia kaip bijo. Aš tai čia, kai buvau dar vaikas, gal buvo man 9 metai ir ten aš su pusbroliu tokia šitam Šventojoj. Ten tiesiog mes galvojau, kad ten tiesiog taip ratu sukasi, o ten pasirodo, taip pradėjo suktis ir taip dar šovom pradėjo kilti. Ir tai va, net negali, taip va, prispaudė galvą prie sėdynės ir tai va, turi ten vėjas prispaudęs, tai va. Ir ten paskui nulypom, taip vos paeit gali, toks va, visas. Jo, būna, žiūrėjau. Tai ten iš vis, tu nematai, ten yra koleliai, virvės ir ten toks kaip takelis padarytas ir ten yra visur pilna dūmų ir tokia eina ištisiniai lazeriai. Ir kai tavo akis yra virš lazerio, man iki čia buvo tas lazeris ir aš nematau, kas žemiau lazerio. Man iki čia šviečia ir aš matau čia žalias toksai ir atrodo, real rūkas būtų ten. Žiaur, nieko nesma. Ir mes taip su tėčiu einam, ten mama iš galo dairos, mes einam, žiūrim prieš juodą siluetą stovi. Taip visi gan, bet mes taip iš šonų jo praėjom ir jis taip stovi, taip sukasi į mus ir paskui pradėjo gąsdinti. Tai mama, tai ten, sakau, va, vaiduoklis čia, mama, o tai va nuo vaiduoklio. Čia va, per vidurį aš ir mama, o tai va nuo vaiduoklio, sukas, pabėgti. O tu tiki dvasiom ten ir vaiduokliais visokiais? Tipo, aš nėra, kad tikiu, bet tipo, jeigu ten sako, davai iškviečiam dvasią, tai aš nenoriu, nes jeigu ten ir iškviestų, tai ką ten jau prisidirbtum, tada ten tau visą gyvenimą jisai trukdytų ten ir, nežinau, baisu būtų šiui. O esi kažkada turėjęs, tipo, pamatęs kažką tokio vaiduoklio ar kažką tokio? Kad pamatęs, nežinau. Namuose yra vieną kartą, tiesiog, tipo, ten buvom su pusseserė, nuėjom ir tėvai buvo išėję ten į parduotuvę, man atrodo, čia ir mes dviese likom. Ir virtuvėj degė šviesa, o mes kambarį buvom. Ir virtuvėj išsijungė šviesa ir vėl įsijungė. O kambarį vis laik degė. Tai nemanau, kad ten buvo, kad elektra dingo, nes būtų ir kambarį išsijungė, bet nemanau. Bet nežinau, paskui pasakėm ten, tai nieko. Man tai, pavyzdžiui, buvo, aš toks einu tipo pas kaimyną, nes jis anksčiau aš su juo važiuodavau mokyklą, einu ir ten gal kokių 3-4 metrų eina vaiduoklis, ne vaiduoklis, o tiesiog šešėlis, ne? Užeina už medžio ir pradingsta. Tiesiog taip va. Jo, tai aš vienu momentu, vienu ten laikotarpiu yra buvo, kad labai bijojau, nes prisižiūrėjom ten su kaimynu, išeidavom į lauką ir tik per telefoną žiūrėdavom ten per YouTube siaubo istorijos. Ir ten aš gavau lovą ir kur po lovą galima palyst. Ir aš buvau tą dieną pasižiūrėjęs istoriją, kur sako, tipo, tėti ateik. Tėtis atėjo, sako, kažkas po mano lovą. Tėtis pasižiūrėjo po lovą, o ten jo vaikas ir sako, tėti kažkas mano lovai. Tai po tos istorijos vienu momentu buvo baisu, bet dabar kažkaip nėra, kad bijočiau kažko labai.
Ai, man tai vieną kartą namuose buvo toks baisiausias tipo dalykas, kurį aš esu matęs, lipu laiptais apačion ir taip rūsio durys taip po truputį atsidarinė, užsidarinė, o aš nulipu laiptus ir užsitrenkia, tiesiog žiūri stipriai užsitrenkia, bėgu viršun. Kas čia buvo? Sako, ai tai čia turbūt tiesiog vėjas. Kaip durys tiesiog taip atsidarė pačios pabiškai ir taip užsitrenkia, aš nesuprantu, kaip taip darė mama. Nežinau, bet aš tai, pavyzdžiui, su rūsiu, tai yra man buvo, kad man papasakojo, ten kieme mūsų būdavo tokia bobutė ir pasakė, kad Rūsy matė pelę. Pasakė ir aš nuo to labai bijodavau Rūsį. Ir ten pas mus yra laiptai ir yra ant paskutinio laiptų, kai nulipi toks, tarpas toksai gal. Ir ten, nežinau, kas ten yra, tiesiog išbetonuota, bet toks tarpas tarp laipto. Ir aš vis laik bijodavau, taip nulipdavau laips ir buvo paskutinis ir nulipdavau paskutinį laiptą ir pradėdavau bėgti, nes galvojau, kad pelė, va čia man pradės graužt koją. Nežinau, kodėl tiesiog žiauriai bijau. Ir anksčiau dar būdavo ten kokį dviratį išsivarau, arba grįžt namo, tamsu jau, tipo, po lauką pavažinėjau su dviračiu, įsivarau dviratį ir greit uždarau duris ir bėgau namo, nes anksčiau galvojau, kad Vilkolakis gyveno Rūsy. Man tai pripasakojo būdavo. Ir aš ten mačiau filmą ten ir panašiai. Tai, nežinau, aš vis laik važiuodamas, pavyzdžiui, su mašina, žiūriu pro langą ir vieną kartą važiuoju ir pasirodo toks aukštas siluetas, žinai, kaip slenderis, aukštas siluetas ir baltas toks blynas, o ten buvo ant medžio paskui kitą dieną važiavom, tai ant medžio kažkoks, nežinau, skūduras pakabins ar kas ten, o aš taip įsigandau, pradėjau rėkti, tiesiog važiuojam mašinai su tėvais, pradedu rėkti, spiegti. Aš paskiau, kad mačiau kažką. Su šitokiu su Rūsiu, tai tipo, anksčiau mūsų Rūsy būdavo varlių ir mano brolis labai bijo. Ir aš tipo einu apačion ten į Rūsiu, pasiimt ten kažko ir tu žiūriu varlę, pasiėmiau į ranką specialiai užlipau viršun ir įmečiau į brolio lovą. Tas kaip metė tą varlę, eiktų, ten taip smagu buvo. Ja, su tom istorijom, tai pavyzdžiui, man, čia ne mano, bet mano klasiokas pasakojo, kad tipo, žinai, tu turi vyresnį brolį. Jo. Tai nėra tavo, kad brolis ateina, apsisku ir tau į veidą paperdžia. Man yra buvo. Tai mano klasiokas papasakoja, kad jo brolis nusimovė kelnes. Jo brolis nusimovė kelnes, norėjau papersti ir šūdas išlindo. Ir apšyko lovos kraštą. O mano klasiokas pasakė, kad ten jisai, o ne brolis ir da tėvų jį apkaltino, kad apšyko lovą. Ai, tu savo, kokia tokia gera istorija. Ai, tu savo. Tikrai. O tu turi vyresnį brolį, ar ne? Jo, sakau, ir man brolis ateina irgi nusmavo kelias ir tiesiai į veidą paperdžia. Nežinau, kad. O kur tavo brolis dabar yra? Dabar Norvegijai. Mano tai išskrydęs į Olandiją. Tam Dirba? Jo, dirba. Man irgi dirba. Tas bairis geras. Apsišyko. Nežinau, šitą gal iškirpsim. Man broliui dabar 23 metai. Tai jo. Dabar išvažiavo į Olandiją ir kažkaip dabar liūdna labai namuose, net nėra ką veikti. Anksčiau tai ten su juo pakalbė ten tą. Jo, irgi man liūdna labai buvo, kai šitam ar kariuomenį buvo, tai išvažiuodavo. Tai irgi nefaina labai ten, irgi ten su mama kalbas, ten juos skriaudžia, žygiuoja, sušlampa ten. Irgi gaila atrodo, nors ir brolis kur skriaudžia kartais, bet vis tiek gaila. Ten, atrodo, pasilgsti, net kaip tave erzina, ten specialiai kažką atiminėja. Anksčiau, kai tipo, tu buvai jaunesnis, muždavai su broliu. Jo, žiūrėjau, žinai. Ir vis laik mama kalbino mane, nors jisai vyresnis ir pradeda. Tai aš net yra mano Facebook'e, kur
sakau, broli, o kodėl aš lopas ir ranka įkišta į kelnes šiknais ir nežinau, kodėl aš buvau mažas ir sėdžiu prie kompo, broli, kodėl aš lopas. Tiesiog, aš nežinau net kaip tiesiog. Ir aš anksčiau tikėdavau, pavyzdžiui, magiją, nes aš nežinau kaip, aš dabar gal pamiršau, gal ten brolis tiesiog sumontuodavo, nes būdavo taip, kad tipo, aš stoviu prie stalo ir jisai būdavo padėję mažą mašinytę, pavyzdžiui, sakytų, abrakadabra, bum, suplodavau ir atsirasdavo didelę mašinytę. Ir aš nesuprasdavau, kaip. Arba būdavo iš didelios į mažą. Ir po to aš jau kurį laiką šitų nebedariau ir brolis po kiek laiko man parodė video, kaip aš tą darau ir aš galvoju, kaip. Bet dabar pagalvoju, kad gali būti, kad sumontavo, nes aš nepamenu, ar iš tikrųjų būdavo, kad kai suplodavau pasikeisdavo realybėj, tai gali būti, kad tik sumontuodavo. Aš nesuprantu. Aš tenkiau, kai su broliu, tipo, būdų, tai mes tiesiog, aš nieko neturėjau veikti, ir, tipo, jis man kažką pasakydavo, aš supykdavau ir pradėjau jį daužyti. Ir mes vieną kartą žiauriai, tipo, pykomės, daužėmės ir aš netyčia, tipo, jis mane pastumė ir aš trenkiau galvą į šitą radiatorių ir paskui gal 2 savaitės kodėjo galvą. Man tai buvo, nežinau, toks sutapimas, buvom pas senelius kaime ir jisai man trenkė, nėra kad labai stipriai ir man pradėjo pilvas skaudėti ir aš nuėjau atsiguliau lovon ir sakau, man šalta, tipo, pilvas skauda, galva skauda, grįžom namo, bam, aš susirgau, toks jau nuo smūgio susirgau. Toks irgi. Žinai, tokį stiprų trenkė ir susirgai jau iškart jau. Jo, toks iškart negera. Vyro būna skausmų, labai skausmų, atrodo neskauda, bet atrodo, tipo, nestipriai, bet labai skauda, aš būna, pavyzdžiui, ten su kokiu paspirtuku, per šitą vietą gaunu, atrodo, ten vos vadėjo, bet tai taip skauda, atrodo, kaulas ten įlinko. Toks jau iš beisbolkės duotų ten per koją, ranką. O tu kažkada norėjai, kad, tipo, tu turėtum didesnį sesę, o ne didesnį brolį? Jo, aš dar vieną juokingą istoriją. Aš būdavau taip, kad sakydavau, mama, aš noriu mažesnės sesės su akiniais, kad sakau, mama, noriu jaunesnės sesės su akiniais, kad gimti ir būtų su akiniais. Nežinau, kodėl čia sakau, kad būtų su akiniais. Kad panašiai tai būtų, ar dėl ko? Ne, aš tada, man atrodo, akinių nenešiodavau, tiesiog norėdavau. Nežinau, kodėl aš nieko nepasakiau. Nes aš kažkaip atsimenu tas vaikys, bet aš pamenu, kai pasakiau, vieną kartą, nežinau, ar aš susapnavau ar kas, bet aš tik tiek, papasakau, kiek pamenu. Pamenu tiek, kad aš buvau mažas, tai gal 5 metukų, labai nedidelis, ir mane laikė, tipo, pas save, ir mama sako, šiandien tavo gimtadienis. Aš sakau, o kas yra gimtadienis? Sako, taigi šiandien tavo gimtadienis. Ir aš pro langą pradėjau matyti drambliukus. Aš žinau, kodėl. Aš nežinau, ar čia aš sapnavau, bet sakau, man čia biškai kartais gurgė pilvas, nes skrandis skauda. Tai. Bet šitai aš kažkada, tipo, sakau, mama, aš noriu mažesnį brolį. Sako, iš karto aš jį dabar gausiu. Aš sakau, tai važiuojam, Maksimą nupirksim. Jo. Tai mano mama ir, pavyzdžiui, papasakojo, kad, tipo, žinai, kai būna, kur nori, pavyzdžiui, nesupranta kažkas ten, tarkim, žvejybos srities ir, pavyzdžiui, nori nupirkti meškerę. Tai mano mama ir nupirko mano broliui vyresniam, kai dar buvo mažesnis, norėjo nupirkti meškerę, nes mano broliui žvėjo ir nupirko meškerę. Ir nupirko ten žiauriai pigę ir ten be tipo, ten su ryte, kur turi būti, su žiedais, bet be rytės, be valo, ten be plūdės, be nieko, jis išsiakota. Tai. Man kartais nerodo, ne tai, kad nerodo, bet tiesiog atrodo pats už žmogų negerai pasijauti. Žinai, nes jisai bando padaryti geriau, bet jam gaunas blogiau ir atrodo tau už jį gėda. Nebūna tu, kad už kažką gėda. Jo, būna, pavyzdžiui. Ten būdavo mano draugai, tipo, anksčiau, ten gal prieš 2-3 metus, tipo,
Aš tiesiog sėdėdavau ir mano draugai ten išpastydžiadavo iš kitų klasiokų. Ir tipo man taip iškart negera pasidaro, gėda tiesiog taip negera pasidaro, kad taip daro. Nu, žodžiu. Sakau, man tai būna, ten, ar klasiokui kokiam kažkas atsitinka, atrodo, negera už jį. Nežinau, arba būna ten kitam atsitinka skausmingai ir atrodo tau pačiam skauda. Aš, pavyzdžiui, žiūrėjau video ir ten žiauriai ilgas video, ten, tipo, kaip važiavo į Iraką ar kažkur ten žmonės ir, tipo, rado gatvėje šunį, žiauriai fain, ten, tipo, vilkšunis, man atrodo, skaitis, ir žiauriai fainas ir jisai būdavo nieko, ten visų ieškojo, kad kieno šuo nerado ir jie ten mėgojo, žinai, lik oloj, išskaptuota lik būtų ola, ten nėra baldų, tiesiog baldai iš akmenų padaryti ir tipo, tik lovas įdėtas ir mėgojo lovoj su šuniu ir kitą dieną buvo čia šitasgi nerkutės, kaip ten tos blusas, va, blusų lik įkandimai tokie juosteliai ir Google žiūrėjau, ten taip pat atrodo, tai net pats apžiūrėjau, visur atrodo žiauriai baisu. Yra tau erkė, pavyzdžiui, įkandus. Ne, bet buvo man vieną kartą dėlė įsisirbus. Man ir aš taip panikau, aš tipo žvejybai buvau ir ten, kad, žinai, valai nesusipintų, buvo žiauriai daug lelijų ir turėjo dalgį. Ir su dalgiu aš rinkdavau, taip, žinai, ir dedu koją į vandenį ir iki tiek koją įbrido į dumblą. Tiesiog ten į smėlį šlapia tą, nežinau kaip ten vadinas, toksai, kaip molis toks. Ir surinkau tos, aš išlipu čia vieną ir čia vieną. Sako, nepaniuoja, traukime, kaip išsigandau, bet nėra kad labai skau. Atrodo, žinai, lik koks guminukas priliptų ir atitraukti, nėra kad labai, nes nebuvo įsisirbus daug. Man tai buvo, aš ten pas pusbrolį buvau upiai ten ir aš toks, tipo, jie ten visi maudzu, aš ten tarp žemų toks, ten žaidžiu, toks išlipu iš manęs, sako, tau dėlė, o kas čia? Ir toks važiuoju, o ką tai reiškia, kas čia? Tipo, įsitraukiu ir taip niekaip negalėjau įsitraukti, slysta ir pagaliau ištraukiu ten, eiksu. Paskui sužinau, kas dėlė ir paskui įsigandau, tipo, dėl tai dėlių. Aš tai sakau, man kai būna tie, kur, kai žiūri tuos, tipo, TikTokus, pavyzdžiui, ir kai pasižiūriu kažką, tipo, tavo išlikštaus ten, tai aš mačiau, kaip, tipo, pasižiūri čia ant kaklo vien dėlė. Sako, nebijok, paėmė žiūrėtvelę, nutraukė, tas nusiema maikę ir pilna, 10 gal dėlių nugaros, tai pačiam negera pasidarė, net nukratė. Baisiai. O tavo erkė kažkada yra? Jo, čia, man atrodo, kažkur, nepamenu, kurioje pusėje čia, man atrodo, petį, bet ten lengvai išsitraukė, ten nebuvo įsirbus. O ko tu, pavyzdžiui, bijai labiausiai? Bijau. Kokių gyvūnų tam, pavyzdžiui? Aš, pavyzdžiui, turiu, nežinau, ar tokia yra baimė, tipo, gilių ežerų. Aš, tipo, mėgstu žvejot, bet tiesiog bijau, pavyzdžiui, aš bijau, kad šamas gali nukast, šamas, neriklys, bet šamas turi dantis ir panašiai. Ir aš tiesiog bijau iš apačios ateisi, kas bijau, pavyzdžiui, pamatau kokį TikTok ar ten trečią lentyną, kur vandens gyviai ir aš pamačiau akmenžuvę. Ir kur, tipo, atrodo kaip akmuo, bet jinai puola ir tai supolarizuoja. Ir aš buvau tada nuvažiavęs su tėvais į Palangą ir maudžiau ir visą laiką žiūrėdavau po kojom, kad neužmintų ant jokio akmens, nes galvojau, kad aš bet paskui sužinojau, kad, tipo, jinai tik žiauriai giliai gyvena ir kad, man atrodo, net nėra Palangoje jos. Aš tai, pavyzdžiui, irgi bijau. Aš, pavyzdžiui, nuvažiavau pas Krištėvus ir pagavau plėšrą žuvį lydeką. Ir aš nuo to laiko bijau ten maudytis, nes aš galvoju, kad nes tam šitasgi Krikšto tėvo sūnus pagavo tam labai didelį lydeką, gal 9 kg ir aš galvoju, kad jinai gali koją man nukast. Jo, nes tu kai pasižiūri į lydeką, jinai tavo kojas ilgio, bet žymiai platesnė atrodo, apžiotų laisvai tavo koją iki čia. Jo, aš ir bijau, ypač dantų. Aš pirmą kartą, kai pamačiau gyvą, gal tokią,
Tai irgi, tipo, valtį, ten mano toks pažįstamas pagavo, išsikėlė ten mažytę ir atsikabino. Ir valtas dugnu šakinė, aš buvau stapim, kojas paskėliau, galvoju į pirštą įkas. Vėl, kad pirštą nukas. Ja, tai grįžom po nesklandumų. Čia ne dėl skrandžio. Tai jo, čia kaip mes gal sugalvojom tą podcastą, tai pasiūlė, o mes sutikom. Nežinau. Aš iš pradžio labai bijojau, nes galvojau, kad bus ant scenos ir daug žmonių žiūrės, galvojau, ten susirinks bus kažkas. Nieko, tiesiog filmuojam, tai visai fainai. Tas podcastas tai mane tiesiog pakvietė išeiti ir pakalbėti, tiem pagalvoti ir aš toks galvoju, apie ką čia, tipo, ir paskui pasakė podcastas, tai galvoju, gerai, sudalyvausiu. Ja, aš ir iš pradžio bijojau, ten žiūrėjau daug kitokių podcastų. Pavyzdžiui, mane, kaip tik, nežinau, čia toks sudapimas, prieš man pasiūlant filmuoti podcastą, prieš tai mane kažkaip labai užkabino vėl tie patys, kur ten Stonkus, Katleris ir tas Rolandas. Tai tie labai užkabino ir aš visur jų klausydavau, ten per Spotify kažkur važiuoju, irgi klausau. Ir kaip tik po to dar pakvietė. Čia, tai ir sutikau, galvoju, pabandysiu, visai fainai bus. Nežinau, visai čia patinka. Galvau, aš labai bijojau, kad nebus apie ką kalbėti, kad kažkaip neturėsim kažkaip temų ar kažko, bet visai gerai čia einasi. Bet čia dar svarbu su kuo kalbi, pavyzdžiui. Jo, nes manau, jeigu su draugu kalbi, tai jo, nebus, jau bus įsipasakojęs jau viską. Su tuo draugu jau viską žinos ir nei ten kokių istorijų papasakosi nieko. Bet čia visai, dar kai nesam labai pažįstami, tai visai baigam. Nesgi ir būna iš vis ten podcastuose dalyvavo žvaigždės, kur iš vis jos gal net nesimatė kai kurios ir pirmą kartą susitinka ir žymiai įdomiau būna ir klausyti ir jiem, manau, kalbėti. Tai nežinau. Šiaip apie YouTubinimą, tai nežinau. Aš anksčiau svajojau tapti YouTuberiu. Ką tu galvoji, tipo? Aš irgi anksčiau svajojau, bet labai sunku, ten viską reikia. Bandėjai gal? Ne? Aš bandžiau, bet streameris, aš tiesiog streamindavau žaidimus, kaip ten žaidžiu viską. Aš anksčiau bijodavau. Aš anksčiau bijodavau labai žaidimų žaisti. Ten, pavyzdžiui, paprastą Minecraftą. Kas ten baisus gali būti Minecraft? Kai būdavau mažiau, atsiuntė brolis Minecraftą. Aš anksčiau vis laik vienas bijodavau žaisti Minecraftą, nes aš galvojau, kad ten Herobrine'as yra. Jo, aš irgi bijodavau vienas. Jeigu brolis būdavo kambarį, dažniausiai žaisdavau. Ir vis laik būdavau tam pačiam kaimelį tam, pavyzdžiui. Ir taip pamatau pro langą Slendermanas ir nebežaidžiu. Ten dar koks pusbrolis atvažiuoja, tai duodu jam įveikti, ten kažką pažaisti, bet kad man lengviau būtų. Aš tai atsimenu, žaidžiau šitągi Five Nights at Freddy's anam. Ir tai va, žaidžiu ir mane išgąsdino. Aš tik tais bum ir netyčia kompą numečiau nuo stalo. Taip įsiganau, tik tais rankas į priekį, bum, kompas nuo stalo ten. Eik, kaip žiauru. Jo. Bet nesudūžo, man ten labai senas 2-3 metų, tai žinai, kaip kokią plytą pastatyta. Tai. Aš kažkaip net galvoju. Aš nežinau, kažkaip atrodo, kad yra buvo kažkas panašus, bet dabar galvoju, kad gal ir ne. Aš kažkada žaidžiau ten šitągi Counter-Strike, žaidžiu. Ir mano klaviatūra ten labai sena buvo. Ir aš galvoju, čia, jeigu sulašniau toką, vis tiek jau naujo turiu. Žaidžiu, susitarvau, kai trenkiau, visi mygtukai išskraido po kambarį. Jo, aš dabar, pavyzdžiui, kažką žaidžiu. Nežinau, dažniausiai ten tą rushing fishingą, ten daugiau net nežinau, labai kad ko ir nežinau. Hitmaną turiu atsisintęs, ten nelabai žaidžiu, kartais pažaidžiu. Bet kartais, kai žaidžiu,
taip susinervuoja, atrodo stalas lūž. Ir jeigu, aš manau, jeigu ten, kur yra tiesiog stalas, yra klaviatūra, tai aš per klaviatūrą daužau šalia, ten šalia po apačią stalčių. Jeigu nebūtų stalčių, stalė jau būtų tokia skylė, manau. Aš taip traukau, net mama iš kito kambario pradeda rėkti. Aš tai visą laiką, jeigu, pavyzdžiui, žaidžiu, ne? Ir aš jau noriu mestą per pleistą kontrolerį, bet aš labai brangus jisai ir pradedu į koją družyti. Jo, tai mano draugas, jisai irgi turi konsolę, aš tai, pavyzdžiui, neturiu. Ir jisai irgi žaidžia. Ir aš noriu kažką pasižiūrėti, žiūriu daug konsolių ir pusę sudaužytus neveikiančių. Sakau, kas čia buvo? Sako, tai aš žodžiu, kai susinervuoju, į kelią pradedu daužyti ir nuo kelio lūžta tiesiog. Man tai vienintelį kartą, kada aš sulaužiu kontrolerį, tai tipo žaidžiu ir ten pradeda ten kažkokie arabai ten kalbėti, ir ten tipo žaidžiu ir pradeda manęs rėkti ir nužudė ir pradėjo mane ten tipo visai vadinti, kai dėjau aš tą kontrolerį į žemę pusę mygtukų, ir jeigu, pavyzdžiui, dabar draugai ateina, aš jums duodu tą kontrolerį specialiai, kad praloštų. Pusę mygtukų neveikiančių. Jo, būna, kad labai sunervuoja tenai. Būna, kad žaidi ir tiesiog pradeda per žaidimą tave erzinti. Tiesiog per žaidimą. Atrodo, jam nėra padaryti, kad ir to teammate'as tam koks, nežinau, kokį čia palį. Ir tiesiog pradeda tave, tipo, erzinti. Aš tiesiog atsijungiu, aš net nebelaukiu. Jeigu mane erzina, tai aš jau atsibosta man. Aš tai, pavyzdžiui, dažniausiai, tipo, jeigu žaidžiu kažkokio žaidimo, tai aš, tipo, pralašinėjom ten ir bandau visus, tipo, motyvuoti, kad žaidžiam toliau, tipo, čia dar nepasibaigė žaidimas ir taip toliau. Dažniausiai tam pasiseka. Aš tai, kai anksčiau bijodavau žaisti siaubo žaidimus ir tada pasižiūrėjau keletą siaubo, tipo, jau įsidrasnau, dabar tikrai pažiūrėsiu siaubo žaidimą, kaip aš žaidžiu, ir pažiūrėjau, atrodo, nieko baisaus. Ten dabar irgi pradėjau žiūrėti streamus, kaip žaidžia ten, nepamenu, kaip vadinas, kur tipo reikia sužinot, koks gaustas. Fasmofobija? Jo, fasmofobija. Tai žiūriu va tuos streamus ir žiūriu įdomus pasidarė ir atrodo nebaisu. Ir aš kažkada bandžiau per telefoną mažą grenį pažaisti prieš kokius 2 metus. Ir tipo, aš žiūrėdavau anksčiau grenį ir pabandžiau pažaisti. Baisu buvo, bet dabar čia nebaisu. Aš tai fasmofobiją žaidžiu su draugu, ne? Ir tipo jisai toks specialiai ten tipo žaidžiam. Ir tipo jis mane vieną paliko ir toks, o kiekvienas, aš toks, na. Jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Tai... Ar jūs žaidžiate kažkokius žaidimus? Parašykit būtinai. Bus faina paskaityt. Nežinau, iki kito podcast'o dar laikinam, subscribinam, jau.